Labanakt vaikučiai. Lietuvių pasaka apie senelį ir jo aveles. Kitą kartą gyveno diedukas su bobute ir turėjo juodu 3 sūnelius. Gyveno jie gana vargiai, tad nelabai turėjo ko valgyti. Vienas vaikelis pradėjo tėvo prašyti, kad leistų jį duonos ieškotis arba kur tarnauti. Ką darys tėvas, ir išleido. Vaikelis ėjo keliu ir užėjo girią. Ten sutiko labai keistą senelį. Tas ir klausė: kur eini, vaike? Šis atsakė: einu ieškotis duonos arba kad kas priimtų tarnauti. Na tai gerai, sako senelis, eiki pas mane avelių ganyti. Ir parsivedė vaikelį pas save. Rytą senelis liepė vaikui ginti aveles į ganyklą ir įdavė jam krepšelį bei stiklinaitę, sakydamas: mano avelių nevarinėk, bet eik paskui jas, kur jos eina. Kai jos grįš namo, ir tu sugrįžk ir parnešk man, ką mano avelės ėda ir ką geria. Avelės pavarytos ėjo savo pulku, o vaikelis paskui sekė. Priėjo didelę upę. Avelės perplaukė į kitą pusę ir nuėjo toli, net neužmatyti, o vaikelis liko šitoje pusėje. Atsisėdo ant kranto ir laukė, kol avelė sugrįžo. Žinoma, nematė, ne ką jos ėda, ne ką geria. Pasirinko vaiką žolių krepšelį ir į stiklinaitę prisisėmė iš upės vandenio ir parginė namo. Sugrįžęs, padavė seneliui krepšį su žolelėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs ir sako: nežinai, vaikeli, ką mano avelės ėda, ne ką geria, dėl to man netinki. Te tau šitą stalelį algos, kai būsi išalkęs ar ištroškęs, tik ištark: stalelį duok man valgyti ir gerti, ir visko bus. Vaikas linksmas išėjo namo. Jam beinant sutemo, teko apsinakvoti pas vieną žmogų, gyvenantį Pagiry. Vakare, kada buvo laikas vakarieniauti, vaikas pasistatė stalelį ir pasakė: stalelį, duok man valgyti ir gerti. Ir iškart atsirado ant stalelio gardžių valgių ir gėrimų. Vaikelis pats pavalgė ir pavaišino ūkininko šeimyną. Šie labai stebėjosi. Kada vaikas užmigo, jie pavogė stalelį, į jo vietą padėjo kitą, panašų. Rytą atsikėlęs vaikelis skubėjo namo ir nešėsi stalelį, džiaugdamasis, kad tėvus pralinksminsęs su tokia stebėtina dovana. Bet tik sugrįžęs ir paprašęs stalelio valgyti ir gerti, skaudžiai nusivylė. Stalelis buvo tuščias. Praėjus kiek laiko, antrasis vaikas išėjo duonos pelnytis. Jis taip pat, kaip ir jo brolis, sutiko keistąjį senelį ir pasiliko pas jį avelių ganyti. Bet ir jam nesisekė. Avelis priėjo upę, perplaukė, o vaikas liko šioje pusėje. Prisirinko krepšį žolelių, prisisėmė iš upės vandenio, grįžęs vakare padavė seneliui, o tas ir sako: nežinai, vaikeli, ką mano avelės ėda, ne ką geria, dėl to man netinki. Štai tau duosiu avinėlį, algos. Kai tik tau ko pritrūks, sakyki: avinėlį pasipurtik, ir visko bus. Vaikas linksmas avinėlį išsivedė. Jam beinant sutemo, teko apsinakvoti pas tą patį žmogų, gyvenantį Pagiry. Vakare, kada buvo laikas vakarieniauti, vaikas priėjo prie avinėlio ir sako: avinėlį pasipurtik. Kai tik pasipurtė, pribiro didelė krūva pinigų. Vaikelis paprašė vakarienės, pavalgė ir užsimokėjo. Ūkininkas labai stebėjosi. Kai vaikas užmigo, jis paėmė avinėlį ir apmainė. Rytą vaikas išskubėjo namo džiaugdamasis, kad tėvus pralinksmins, bet sugrįžęs ir liepęs avinėliui pasipurtyti, labai nusivylė. Avinėlis stovėjo, nesipurtė, nes buvo apmainytas. Po kiek laiko išėjo ir trečiasis vaikelis duonos pelnytis. Ėjo per tamsią girią,
ir sutiko keistą senelį. Tasai pakvietė jį avelių ganyti ir vaikelis sutiko. Rytą, prieš išginant, senelis įdavė krepšelį ir stiklinaitę, sakydamas: mano avelių nevarinėk, bet eiki paskui jas, kur jos eina. Kai jos grįž namo ir tu sugrįžk ir parnešk man, ką mano avelės ėda ir ką geria. Ir vaikas išėjo paskui aveles. Kai priėjo upę, avelės pradėjo plaukti, o vaikelis būtų ir likęs, bet vienas avinėlis prieėjęs ir sako: sėsk ant manęs, aš tave pernešiu. Vaikas užsėdo ir perplaukė paskui aveles. Suėjo visos į tokį puikų sodą, kad žodžiais apsakyti negalima. Per tą sodą tekėjo upė. Vaikas prisirinko į krepšį įdomiausių žolelių, kurių niekad nebuvo matęs, ir iš upės prisisėmė vandenio. O kai avelės, priėdusios ir prigėrusios, ėjo namo, vėl tas pats avinėlis pernešė jį per upę. Kai vaikelis parginė ir padavė seneliui krepšį su žolelėmis ir stiklinaitę su vandeniu, tas pažiūrėjęs sako: gerai, vaikeli, žinai, ką mano avelė sėda ir ką geria, imk šitą lazdą ir eik namo. O jeigu kas tau ką blogo norėtų padaryti, tarki: lazdą duok ir viskas bus gerai. Grįždamas namo užeisi nakvynės, kur tavo anuodų brolių nakvojo. Nakvins ir tave meiliai, norėdami apgauti, bet tu paliepk lazdai, kad suieškotų, ką tavo broliai paliko. Kai vaikelis išėjo, viskas taip ir atsitiko, kaip jam senelis sakė. Sutemus priėjo nakvynę, kur jo broliai buvo apsistoję. Kai tik užmigo, šeimininkai pradėjo aplink krapštytis, taikytis ką pavogti. Bet jis tuo tarpu pabudo ir liepė: lazdą duok. Ir pradėjo lazdą mušti, kur pakliuvo, o paskui vaikas liepė suieškoti, ką jų broliai paliko. Surado lazdą ir stalelį, ir avinėlį. Surado lazdą ir stalelį, ir avinėlį. Viską pasiėmęs, iškeliavo vaikelis namo. Grįžęs pralinksmino tėvus dovanomis ir kartu su broliais ilgai ir laimingai gyveno. Pabaiga.